Aš nežinau, ar iš mano veido matosi, bet vakar buvo didžiausias šitoje saloje vykstantis tūsas. Sveiki draugučiai, čia Dominikas iš ateities. Montuodamas video supratau, kad aš realiai nieko nepasakau tą dieną, nes kaip ir minėjau, buvo didelis tūsas ir po jo mano fizinė būsena tikrai nebuvo pati geriausia. Ir kitas dalykas, variau nardyt, tai kol nardžiau, apskritai negalėjau įrašinėti garso. Pagalvojau, kad tiesiog dabar įrašysiu ant viršaus, šiek tiek papasakosiu, ką mačiau nardydamas ir apskritai kaip sekėsi. Ir bus toksai labai fainas povandeninis video. Tai va, varom nardyt ir gero žiūrėjimo. I would hope so. I'm assuming you've done it. I would hope so. Pirmas nerimas buvo Mango Bay. Čia matot mano pasiruošimą su instruktorė ir mano nerimo pačiu Pipo. Pipas buvo iš Danijos, kiek atsimenu. Nerim labai negiliai. Didžiausias gilis, man atrodo, buvo apie 12 metrų, bet vanduo buvo žiauriai šiltas. 30 laipsnių paviršiui, 29 laipsniai dugne, tai realiai kaip arbata visiškai. Mango Bay, palyginus su kitom vietom, kur nardžiau, man gal nepaliko tokio didelio įspūdžio. Koralų ir žuvų įvairovė gan nedidelė ir spalvų nebuvo tiek daug. Nežinau, kas tai per koralai, bet kiekvieną kartą priplaukus noris pasižiūrėti, kas viduj. Na, o čia matot skulptūras, ant kurių auginami koralai. Tokių skulptūrų šiaip buvo labai daug. Na ir čia Mango Bay pažiba, tai triggerfish, žuvys, kurios labai agresyvios ir labai teritorinės, tai jeigu ypatingai poravimosi metu praplauki virš jų, jos iš karto paskui tave plaukia ir bando tau įkąsti. O čia mano apsipatenkinęs veidas, džiaugiasi pagaliau panardžius, kadangi išnėrėm gan toli nuo laivo, tai teko biškį ir paplaukt. Kitų nardytų šitoj vietoj, kaip matot, buvo labai daug. Antras nerimas buvo Twins lokacijoje. Šita vieta buvo daug įdomesnė, bent jau man. Čia nufilmavau savo nerimo porininką Pipo šokantį vandenį. Ko mes šiaip nežinojom, tai kad jisai nepatikrino, kiek turi oro savo balione ir pradeda nerti tik su pusiau pripildytų balionų. O čia jisai bando pasivyti instruktorę, supratęs, kiek pasiliko oro. Šiaip po vandeniu komunikuoti nėra lengva, ypač jeigu reikia atkreipti kito žmogaus dėmesį. Ir šitam video man juokingiausia matyti instruktorės veidą, kuri lygiai tiek pat nustebusi pamačius, kiek pas jį yra oro. Kadangi buvom labai negiliai, tai pakilom į paviršių ir palaukiam, kol jisai pasikeis į pilną balioną, o čia aš tiesiog grožiuosi bedugnė ir gražia vandens spalva. Leidomės į beveik 20 metrų gylį, vanduo buvo labai skaidrus, vandens temperatūra tokia pati. Tie driežai ant dugno tai yra jūros agurkai, labai keisti padarai ir kai kuriuose šalyse jie yra delikatesas. Šitoje vietoje man nardyt patiko daug labiau, čia buvo daug įvairių žuvų ir koralų. Vienoje vietoje turėjom pranerti tarp dviejų uolų,
Tai žiūrint šitą video atrodo, kad vietos buvo labai daug net, bet neriant atrodo, kad vos tilpo. Čia dar vienas agurkėlis, šitas man bent jau skaniau atrodantis. O čia povandeninės eglutės, taip vadinami labai gražūs jūriniai šliužai ir jeigu aplink juos pajudini vandenį, tai jie susiskleidžia. Instruktorė rado ant dugno pasislėpusią rają, tai pirmą kartą mačiau rają mėlynai taškuotą. Ir čia antro nerimo pabaiga, tai tikiuosi, kad patiko panardyt ir tikiuosi, kad buvo įdomu ir susitiksim kitą kartą.